Hei, sveikas antrokė. Šiandien kalbėsime apie mūsų mokyklos istoriją. Tokie Panevėžio protingi žmogeliukai kaip mes mokytis važiuodavo į Kauną, Kėdainius, į Biržus, nes tuo metu Panevėžyje mokyklos nebuvo. Gerai, kad pas mus atvyko Pijorų ordinas 1727 metais. Arba jums geriau žinomas kaip Ordo Clerocum Regularium Pauperum Matris Descholarum Piarum. Jis kūrė mokyklas ir skirtingai nuo kitų ordinų rūpinosi nepasiturinčios visuomenės švietimu ir auklėjimu. Atvykęs į Panevėžį jis pastatė medinį vienuolyną bei mokyklą. Deja, 1790 metais vyko gaislas, bet mokykla buvo persitata į mūrinę. Tak vo. Ir naša gimnazijum buvo Panevėžio į šiaurinės Lietuvos polonizacijos centru. Takva. Čia mokėsi tokie puikūs žmonės kaip architektas Laurynas Tuoka Gucevičius bei inžinierius Stanislovas Kerbitis, kurio tiltas atlaikė trypančią caro kariuomenę. Bausdama už 1831 metų sukilimą caro valdžia uždarė vienuolyną ir mokyklą, nes dauguma mokyklos mokinių aktyviai dalyvavo šiame sukilime. Taip užgeso šiame Aukštaitijos krašte švietęs mokslo ir kultūros židinys. Mokykla buvo paversta kareivinėmis, o vienuolynas cerkve. Pažangi Panevėžio visuomenė nerimo ir to jau patėmė rūpintis vidurinės mokyklos atkūrimu. 1840 rugpjūčio 1 dieną mokykla atidaryta Panevėžyje naujai pastatytus dviaukščius mūro rūmus. Dabar Klaipėdos gatvė 3. O 1858 metais birželio 9 bajorų mokykla buvo proorganizuota į gimnaziją. Sukilėlių gretose kovojo mokytojai ir mokiniai. Tai nepatiko caro valdžiai ir mokykla vėl buvo uždaryta. Naujas gimnazijos istorijos lapas prasidėjo 1884 metais, kai mokykla pradėjo dirbti naujame pastate, kuriame dirba iki šiol. 2 metus mūsų gimnazijoje skambėjo raiškus, sodrus, savas lietuviškas žodis. Tai buvo pirmąją lietuvių kalbos mokytoja Jono Jablonskio dėka. 1914 realinę mokyklą baigė Balys Sruoga, rašytojas, dramaturgas, Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys, barakinės kultūros ekspertas. 1915 metais įvyko 2 stebuklai. Mūsų mokykla iš realinės patako po gimnaziją, o mums vadovavo ne direktorius vyras, o moteris – Marija Gegaitė Putramentienė Gedraitienė. 1918-20 mūsų gimnazijai vadovavo Juozas Balčikonis. Tuo metu mūsų mokykloje dirbo pirmųjų lietuviškų pinigų autorius Juozas Zikaras bei skulptūros Laisvė autorius istorikas Adolfas Šapoka, bei žinome esmės žmogus Julijonas Lindė Dobilas. Kadangi mokinės neturi jokios formos ir nieko,
kaip gimnazijos mokinės neišsiskiria nuo kito jaunimo, nuspręsta pamažu be prievartos įvesti tam tikrą formą ir projekto išdirbimui išrinkti komisiją iš Gabrielės Petkevičaitės ir Juozo Zikaro. Antrasis pasaulinis karas mokyklai buvo labai sunkus. Mokykla vėl tapo karo ligoninė, kaip ir per pirmąjį pasaulinį karą, ir viskas stabilizavosi tik prasidėjus antrai sovietų okupacijai. 1970-aisiais mokyklai suteiktas Juozo Balčikonio gimnazijos vardas. Prieš 20 metų Lietuvai atgavus nepriklausomybę 92 metais mes buvome pirmoji Lietuvoje mokykla atkūrusi gimnazijos statusą. O dabar gimnazijos istorijos puslapius rašome mes. Ir tik nuo mūsų priklausys, kokia ta istorija bus.